Mūsų girdėtas Dievo žodis pirmajame skaitinyje iš Jonos knygos 1 skyriaus 1-11 eilutės tikrai pasakojimas žadinantis vaizduotę. Turime istoriją apie tai, kaip labai sąmoningai hebrajas, tikintis žmogus, kuris užsidegęs nepykantą ir kerštu Ninivės miestui, Ninivėje gyvenančiai agresoriams, žydų kankintojams, yra pasiruošęs netgi netekti savo gyvybės, negu kad būti taikos pranašu ir gerosios žinios nešėjui šiam miestui. Klausimas mums, ar mes esam patyrę savo gyvenime panašų, išgyvenimą, jausmą, kai puikiausiai žinome 10 Dievo įsakymų, kurie lankomės bažnyčioje, dalyvaujame mišiose, kiekvieną dieną meldžiamės tą garsiąją Jėzaus mums paliktą maldą, Tėve mūsų, ir būtent tą vietą ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Tačiau, kad ir žinodami, mes turime 1001 būdų, kaip apeiti visus tos Dievo prašymus, tą gailestingumą, kad pasiliktumėm prie mums patogios versijos, galbūt prie saldaus keršto, saldaus tokio atmokėjimo tiems, kurie man padarė skriaudą. Taigi nieko naujo, tikrai žinoma situacija. Tačiau ką galime šiandien pasimokyti iš Jonos knygos šito 1 skyriaus? Štai gauname Dievo pakvietimą, kiekvienas turime savo pasiuntinybės užduotį. Kažkas iš jūsų yra tėvai, mamos, kažkas yra iš mūsų kunigai, ten pašvęsto gyvenimo žmonės, taip pat yra, paskui eina profesiniai dalykai, kažkas mokytojas, kažkas teisėjas, kažkas advokatas, darbininkas. Štai mes esame kviečiami savo vietoje, savo aplinkoje įvykdyti vieną ar kitą Dievo užduotį. Ir jeigu mes nusprendžiame nepaklusti Dievo valiai, prisiminkime, kad Dievas yra mylintis tėtis, mylinti mama, ten jis yra tas, kuris mums nori gero. Ir Viešpats, jeigu jisai nuspręs, kad būtų įvykdyta jo valia, tai mes sukimės kaip tik norim. Sugalvokim daugybę versijų, kaip nepadaryti Dievo valios. Ir vis tiek galutiniam variante išeis, kad Viešpats laimės šitą kovą. Todėl ši žinutė mums. Viešpats kviečia vis dėlto, kad ir nesuprantu visų plano detalių. Kodėl Viešpats nedaro taip, kaip aš norėčiau, verta paklusti ir tas klusnumas gali išgelbėti ne tik mus, bet ir daugybę žmonių. Dar kokia svarbi detalė šitame pasakojime yra tai, kad mes visi plaukiame savo laivais į pažadėtąją žemę. Kaip šis laivas, jisai nukeliavo į Džafą, ten susirado Taršišan išplaukiantį laivą ir užmokėjęs už kelį įlipo, kad plauktų su jais į Taršišą. Brūkšnelis pabėgtų nuo Viešpaties veido. Taigi pabėgti nuo Dievo veido, nuo Dievo plano nepavyks. Jis tave prigaus. Tačiau mums yra gera žinia tai, kad savo gyvenime būtų gerai pasimokyti iš tų jūreivių. Tai yra tarptautinė komanda. Mano vyriausias brolis Vaidila, jisai yra irgi jūrininkas, plaukė su įvairiausiom užsieniečių komandom ir natūralu. Įguloje yra ir ateistai, ir tikintis, ir turintis
savo įvairiausius įsitikinimus, dievukus. Ir kai būna blogai, ko gero jūra visus priverčia melstis, netgi tuos, kurie sako, kad Dievo nėra. Šis kapitonas ir tie jūreiviai pamatė, kad atrodo jie viską padarė teisingai, jie sąžiningai, ten, žinau, kiekvienas matyt atliko savo tam tikrą apėgą prieš išplaukiant, kad kelionė pasisektų. Dar toks, žinot, religingo žmogaus tokia savybė yra, žinai, užsimokėjo visiems, kam buvo galim užmokėti, kad tik pasisektų. Kartais mes būnam tokie, kad viešpačiai užmokam, turi kažkas būti, šiaip neįčiau aš šitas mišes, bet operacija, dar kas nors, tiek tuo, žinai, dėl viso ko reikia prie Švento Antano nueiti, žvakutę uždegsiu arba ten mišes užsipirkti. Ką gali žinoti? Jeigu kad būtų taip tvirčiau, tai dar ir prie Antano, ir prie Marijos, ir dar prie Švento Pranciškaus, kadangi žvakutės nėra paprastai, ir jam dar uždegsiu, kad pavyktų kelionė. Atrodo, viską padariau. Išpažinties priėjau. Netgi sakramentus priėmė, kokiu ten ligonių sakramentą. Ir visus įmanomus. Ir štai nesėkmė. Kažkokia betvarkė. Tai tie, žinokit, jūreiviai panašiai, religingi žmonės taip daro. Tačiau Jona, kai ta audra siaubinga pakilo, yra, ko gero, vienintelis, kuris atsipūtęs ramiai miega. Šiaip labai įdomi jo pozicija. Dar vienas asmuo, žinote, kuris taip miegodavo pačiam audros įkarštį. Koks jo vardas? Jo vardas Jėzus. Jam patikdavo, kai ten apaštalai audros metu rėkaudavo, mes skęstame, žūvame, žinai, irgi bandė kaip ir Joną prižadinti. Ir taip atsimenu, tada Jėzus sako, triukšmą keliat, mažatikiai. Tvarkykitės patys. Bet aišku, Jonos atveju šitie jūrininkai nepažinojo Jėzus, bet jie, žinokit, vis tiek žadina tą miegantį keleivį Joną ir sako, kaip tu gali miegoti, kelkis, šaukis savo Dievo, galbūt tas Dievas mus prisimins ir mes nepaskęsim. Juokingiausia, kad Jona sako, ne, sako, paskęsit. Optimistas. Viešpats norėjo kažkaip tai, sako, nieko čia, žinokit, nebus, sako, nesimelsiu. Ir sako, čia viskas dėl manęs. Įdomis dar vienas reiškinys, ką reikėtų irgi neužmiršti, jie meta burtus, žinokite, net jeigu yra kitų tikėjimų ir taip toliau, prisimenat, burtus mesdavo ir netgi žydai, kai reikėdavo kažką tai sužinoti, ar, pavyzdžiui, apaštalai, žinot, kai apaštalai rinkosi tą 12 apaštalą, kuris vietoj Judo turėjo ateiti, irgi metė burtą. Tai ten pasirodo apaštalai paburtininkaudavo. Taigi nieko naujo. Aišku, čia kita prasme apaštalai metė, reiškia, burtą. Bet štai jūreiviai meta burtą ir tie burtai parodo Joną. Tada Jona paliudija apie Jahvę, papasakojo savo asmeninį santykį. Iš tiesų, žinot, ką čia padarė Jona? Jona dar prieš įsakant Jėzui, eikite visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją, ką tik paskelbė Evangeliją. Įgulai laivo. Žinot, ką reiškia Evangelija? Papasako, ką Dievas tau padarė. Jis ir pasakė. Sako, Jahvė, reiškia, esu hebrajas, garbinu Jahvę, dangaus Dievo, kuris padarė jūrą ir žemyną. Ir taip pat jisai duoda receptą šitiems jūrininkam. Žinot, sako, jeigu norit, kad nurimtų jūra, įmeskit mane į jūrą. Pats jisai bijojo šokti jūrą, matyti, plaukti nelabai mokėjo, šiaip žydai nelabai moka plaukti. Ir sako, mane įmeskit. Jis netgi buvo pasiruošęs numirti, kad tik Ninivės, tie okupantai, jiems būtų atkeršyta. Tokia yra keršto galia. Aišku, jūrininkai visai stengiasi, įgulą bilietą keleivis sumokėjo, mes čia dabar išmesim į jūrą. Bet mato, kad prastai, paėmė ir įmetė. Tai aišku, būtų galime šiuolaikinę kalbą pasakyti, kada įmetė, aišku, viešpas pasirūpino, atsiuntė povandeninį laivą žuvies pavidalu,
Povandeninis laivas paėmė Jonai ir 3 dienas pabuvo laive, kol išleido į krantą. Aišku, šituo atveju čia yra parašyta, kad didelė žuvis Viduržemio jūroje, banginių, nežinau, ar tada būdavo. Bet kuriuo atveju, taigi, mėlieji, Viešpats šiandien kiekvieną iš mūsų kviečia bendravimui. Jam patinka, žinokit, Joną, jam patinka, kai gal kartais mes ir pasakom Dievui ne. Nebijokit pasakyti va taip kaip tas Jona. Paprieštaraukit. Ko prašo Viešpats? Tik tai nebūkit zanūdos, nebūkit religingi. Va tokie, žinai, padarysiu viską, tik Viešpate atsikabink nuo manęs. Įeikit į santykį. Gal tas santykis yra tragiškas, toks kaip pas Joną. Bet tai yra nuostabu. Viešpats sudarys tau sąlygas paskelbti Evangeliją, bet kaip Joną tai įgulai. Jis tau padarys didžiulį nuotykį. Pasirodo, šitą netgi pasakojimą, tą įvykį Viešpats panaudos pasakojame savo mokiniams, kai reikės išaiškinti, kaip Jona išbuvo 3 dienas žuvies pilve. Taip Žmogaus sūnui reikės išbūt kape, kad jisai paskui prisikeltų. Pažiūrėkit, kaip gražiai dėliojasi vitražas, mozaika. Fantastika. Mėlieji, tikrai aš džiaugiuosi šito Joną, kad jis toks užsispyręs buvo, jį auklėti reikėjo, bet verta žiūrėti jo pavyzdį, ir pradžiuginti Viešpatį tokiu gyvų bendravimu. Amen, aleliuja.